Treneriai. Nėra jau aikštėje Deivido Matulevičiaus, kurį pakeitė 11 numeris Razulis. Ir vieną keitimą atliko ir Latvijos treneriai, vietoj Deniso Rakelio aikštėje pasirodė Ivanas Lukjanovas. Tuo tarpu Lietuvos komandos laukia pavojingas epizodas, smūgis į vartus ir 2-0. 2-0, Lietuvos rinktinė pirmauja. O komandos draugai atrodo sveikina Saulių Mikoliūną. Būtent Saulius Mikoliūnas siunčia kamuolį į vartus. 68 arba 67 rungtynių minutė. Pražiopsojo šį epizodą Latvijos futbolininkai. Nespėjo sugrįžti į gynybą. Lietuviai turėdami kiekybinę persvarą puikiai ją išnaudojo. Smūgiuodamas į vartus dar susižeidžia Saulius Mikoliūnas, jau ne pirmą kartą jis griebėsi už šios kojos. Už dešinės kojos buvo epizodas ir pirmajame kėlinyje, vienu metu net buvo palikęs aikštę. Čia dar kartą šis epizodas. Ir vėl puikiai viską padarė jaunasis Fiodoras Černychas. Pamatė, jog visiškai laisvas yra Saulius Mikoliūnas, perdavė kamuolio, o toliau, kaip ir futbolininkai sako, technikos reikalas. Ir Saulius Mikoliūnas 68 minutė siunčia kamuolį į vartus. 2-0 Lietuvos rinktinė pirmauja. Galima, aišku, šiek tiek lengviau atsikvėpti, nors žaisti laiko lieka daug. Na ir matome, kokia gili praraja, kokia duobė Latvijos rinktinės gynyboje. Tačiau tomis progomis dar reikia pasinaudoti. Ir puikiai tikrai šiame epizode sužaidė Fiodoras Černychas. Taigi puikios rungtynės šiam jaunajam futbolininkui. Gaila.